Taigi sveiki atvykę prie naujo video ir šiandien aš žvejosiu netoli mano namų esančiame prūdelyje. Pirmą kartą čia buvau žiemą per Kalėdas praeitais metais. Tai aš nežvejau, tik apsižiūrėjom aplinką, o aš šį kartą pirmą kartą čia esu, nežinau kas kimba, bet atsinešiau tik plūdinę, atsinešiau sliekų, duonos, mama įdėjo, sakė. Tai nežinau, kas čia gyvena, kas čia yra. Be karosų čia aišku prūdas joks. Aišku, karasiukų bus. Tai bandysiu kažką pagauti. Ir nežinau, reikia tikėtis laimikį. Dabar eisiu susiruošti viską. Tai va, plūdinė. Stovelis tenai. Stovi. Ir aišku, prūdas. Reikės dabar viską susidėti. Visada darau vieną klaidą, bet šį kartą nedarysiu. Visada meškerę ardydavau, pradėdavau ardyti nuo negaliuko, nuo pačios pradžios. Ir nedarysiu šitos klaidos. Okay. Čia šiaip gerą priėjimą labai radom. Labai patogią vietą. Užsimetimui, viskam. Prisilankstam meškerė. Gerai, kad čia dar tik tai prie vietos žolė. Ne. Man čia biškį pažalės, taip dabar nepalyginsiu su mano prūdu. Ten visur žolė. Kodėl iš karto užsipainioja? Vai. Bet aš ne viena esu. Netoliesi čia kažkur žinau, kad mama yra. Lygtais. Jo, kažkur čia yra. Jau užsipainioja. Dar net neužmetus. Meškerė užsipainioja. Pas man būna dažnai pasavis. O Jėzu, kiek čia net nesuprantu šitą. Užsipainioja. Ant galiuko buvo užsipainioja. Ėmiau dėti sliekus. Manau sliekus dabar. Bandysim paskui bulką. Sliekai. Čia keistai parodytų sliekai, ką žinau, aš su tokia šypsena dedami ant kabliuko. Jėzus. Op. Negalvau, kad čia taip toli mano. Net išsitrat kokį. Sliekiuką. Sliekiukas. Nio. Sliekas. Nuvalome jį. Čia gylio aš net neįsivaizduoju. Atrodo šiaip gilus, neskaidrus vanduo. Atrodo tikrai labai gilus. Aš nežinau, kas čia gyvena. Čia žvejot reikia. Kokius masalus. Sliekas visada reikia. Sliekas yra legenda. Dabar žinai, išrasti bojiliukai, bakteriukai. O čia sliekas savo užsikasė. Nors aš jos dar perku kol kas. Nors kaime gyvena. Prie pas visur sliekai. Gerai, šlapius. Ai, va to. Kokia 10 jau bus dabar valanda. Paskutinės vasaros dienos įda pasidžiaug žvejybą. Tai gerai, metuosi. Užsimetam. Netolim čia krantuko. Ir laukiam kibimų. Okay.
Nu ką, užsimetam, laukiam kibimų, manau. Taip, sliekas dabar uždėtas. Tai šiaip kylį nemažą, mažiuką padariau, tai gal tas gali būti blogai. Bet jeigu ką pamažinsim, čia turime laiko lygtais. Tai va, tai lauksiu kibimų, manau. Ja, lauksiu kibimų ir jeigu bus kibimas, tikrai jums parodysiu. Žuvytė. Pirma, tie patys gražieji karosai. Manau, mama, paleidžiam šitą. Jis mažas yra. Toksai gražuolis. Manau, paleisiu šį, nes nieko su juo nepadarys. Tai einu paleisti. Kibimas yra dėl anas tai karasiukas jau man panardino ir tempė. Yra. Vėl yra. Tai žinia tas pats. Ne, šitas didesnis. Jėzu. Vėl karasiukas. Kas gerai, kad šitie karasiukai labai gražiai kimba. Čia lyg auksinis. Ne, čia ne auksinis čia bus. Ne, čia va toksai. Gal tas pats, gal ne. Nemanau. Gal šitą paliksim. Įsimesiu į kibirą. Paskui parodysiu visas žuvis. Smagu. Jau antra. Vėl kibimas. Tik užmečiau kokias 4 sekundės praėjo. Jau kimba. Blemba, taip. Gerai, čia jau gerai. Čia net geriau negu pas mane spūdė. Geriau kimba viskas. Aišku, gylis mažas, tik tie karosiukai tik paima. Reikės pabandyti ir ant didesnio gylio. Ką tu žinai, velninuką? Sudomėsi. Da šiandien labai karšta diena. Šortus pasidarė. Nepagalvoju to. Gražiai kimba. Saulė pliskina čia. Gerai tai. Trečiasis karasiukas. Irgi toks per delną, manau, bus. Ja, per delną. Smagu. Kimba. Jį reikia irgi į kibirėlį įsidėti. Lemba net rytą pasaka. O, šitas jau didelis. Sunkus jau. Ja. Vėl. O, jau šitas normalus. Jau šitas toksai. Tau dėžės vat nepasiimk. Žnyplės tenai vidai. Nu, tu blemba. Čia dėžės nepasiimk. Ne. Mama. Gelbėk.
4 gražuoliai. Na, ilgai laukt. Kiek čia ilgai? Gal čia tokia pana? Toksai štai. Vėl gražiai įkibęs. Paskraidyk nusprendė. Neskraidyk su geriau. 5. Ne. 6. Yra. Karasiukas. Tuoj parodom. Na, mama, karosą rodyk savo pirmą. O, čia bus geras donatai. 7. Puikiai. Dar vienas karasiukas. Oi, čia tu prigaudysi lydekom. Gražiai tie mažiukai įkimba. Per lupytę. O jeziau. Čia manau jau paskutinis. Dar gal užsimesim, kol rinksimės daiktus ir jau tada galėsim pasiimti juos. Tai jau baigiame žvejybą. Jau galvojam, dar vieną kartą užmesim ir jau eisim namo. Važiuosim, eisim, nežinau. Tai dar papasakosiu tokį dalyką, kurį pamiršau papasakot. Tai man bežvejojant nespėjau nufilmuoti, bet nuplėšė kabliuką. Tiesiog gulėjo plūdė, atsistojo ir nėra. Valas spintas, bet kabliuką nuplėšė. Tai nežinau, kas buvo, bet dabar ta žuvis arba su kabliuku, arba tas kabliukas nukrito. Nežinau, bet aš jau atsisveikinsiu. Tai ate, su jumis buvo Austėja. Tai ate. 7. Jei.